Taigi, laba diena, gerbiami kolegos, tikiuosi, kad ir matote, mane girdite. Jeigu kils problemos, brūkštelkit, parašykit keletą žodžių apie tai, bandysime taisyti. Na, o manau, metas pradėti šiandieninę mūsų antrąją seminaro dalį. Tikiuosi, kad mūsų šiandieninis bendravimas bus gan turiningas ir naudingas abiems pusėms. Šiandien norėčiau plačiau apsistoti ties gan dviem unikaliom, įdomiom ir naudingom priemonėm, įrankiais, naudojimais e-twinning portale. Tai jūsų asmeninis privatus darbastalis ir projektinės veiklos privati erdvė TwinSpace. Taigi priminsiu dar trumpai registraciją, kaipgi patekti į e-twinning portalą, kaip tapti e-twinning portalo vartotoju ir e-twinning programos bendruomenės nariu. Visų pirma, aišku, įvedate svetainės adresą, pasirenkate jums tinkamą kalbą ir dešinėje pradžios puslapio pusėje matote registracijos nuorodą. Ją spustelėjus jums atsiveria ankstinės registracijos puslapis. Čia jūs turėsite pateikti savo šalį, taip pat įrašyti savo elektroninio pašto adresą bei susikurti vartotojo vardą ir slaptažodį. Kai išsiųsite šitos duomenys ir po kurio laiko į jūsų elektroninį paštą ateis laiškas su nuoroda. Spustelėjus tą nuorodą jūs galėsite pratęsti savo registraciją. Antrąją dalį registracijos vykdyti. Ji šiek tiek užtruks ilgiau. Jums ten teks peržiūrėti jau pateiktą informaciją, papildyti ją, pristatyti savo mokyklą, taip pat pasidalinti savo prioritetais, kuo domitės, kokie dalykai bus apimami jūsų projektų metu, kokiais įrankiais ketinate naudotis projektų metu, taip pat kokius mokinius, kokio amžiaus grupės mokinius ketinate įtraukti į savo būsimuosius projektus. Na, o kai jau prisiregistruosite, tada jūs įgysite teisę į savo asmeninį privatų darbastalį. e-twinning centrinio portalo pradžios puslapyje, viršutinėme dešiniajame kampe jūs matote nuorodas, registracijos nuorodas, kuri vedė savo vartotojo vardą ir slaptažodį, spustelėję įeiti nuorodą, jūs patenkate į savo darbastalio erdvę. Jums sakoma, taigi sveiki ir eikite į savo darbastalį. Taigi, kasgi yra tas e-twinning darbastalis? Prisiregistravę jūs gaunate prisijungimo vardą, slaptažodį, kurie leidžia jums prisijungti prie savo asmeninio e-twinning darbastalio, saugios, privačios, internetinės erdvės bendradarbiavimo. Darbastalį jūs galite naudotis įvairiais įrankiais, kad rastumėte savo partnerius, bendrautumėte su įvairiomis Europos mokyklomis ir pradėtumėte vykdyti savo projektus. Kaip matote, iš karto atsiveria pradžios puslapis ir viršutinėje įrankių juostoje jūs matote keletą skyrių, keletą skilčių. Pati pirmoji, ta, kuri automatiškai jums įėjus ir atsivers, ir bus pradžia. Čia galėsite dalyvauti trumpuose internetiniuose mokymuose, grupių veikloje, skaitysite centrinio paramos tarnybos ir nacionalinės paramos tarnybos naujienas, taip pat galėsite ir dalyvauti įvairiuose apklausose. Sekanti nuoroda tai profilis. Tai jūsų asmeninė erdvė, kurią jūs keisite, pildysite, koreguosite. Visų pirma, jūs pristatote save. Nepamirškite taip pat žvilgterti į nuorodas, ar esate atviri e-twinning ar kominus projektams. Nepamirškite vis pažiūrėti, ar yra taškelis uždėtas reikiamoje vietoje. Žemiau jūs galite vesti savo žurnalą, o kairėje pusėje jūs matote savo kontaktų sąrašą. Profilį, žinoma, reikia visada koreguoti, keisti, atnaujinti. Tai netgi yra būtina ir patartina.
į nuorodą keisti profilį, jūs atsidurėte štai šitame puslapyje. Čia jūs peržiūrėte jau registracijos metu pateiktą savo informaciją apie save, mokyklą, savo prioritetus. Galite atidaryti ir savo nuotraukų galeriją. Galite įkelti, keisti arba ištrinti nuotraukas savo skyriuose: mokykla, prioritetai, nuotraukų galerija. Taigi patenkate į savo mokyklos nuotraukų galeriją. Yra mokytojų ir mokyklos nuotraukų galerija. Čia pamatote gan paprastą langelį, kuriame jūs pasirenkate iš savo asmeninio kompiuterio nuotrauką, įkeliate ją, suteikite į pavadinimą, trumpą aprašymą ir aišku, nusprendžiate, ar ši nuotrauka bus publikuojama visiems, ar tik registruotiems Bitwinning programos dalyviams. Tuo pačiu jūs bet kada galite tą nuotrauką redaguoti, ištrinti, įkelti naujas. Na, turbūt viena iš pirmųjų veiklų įsigijus savo šitą darbastalį, jūsų pirmoji veikla bus partnerių paieška. Na, o paieškos įrankių čia yra gan daug. Spustelėję nuorodą į Bitwinning dalyvių, ieškoti Bitwinning dalyvių, jūs visų pirma galite pasinaudoti greitąją paiešką. Jeigu žinote Bitwinning programos mokytojo dalyvio vardą, pavardę, tik įvedate ir randate visus duomenis apie jį. Dar viena kategorija tai yra gausybė kriterijų, pagal kuriuos galima išsirinkti būsimąją savo partnerę, mokyklą. Galite rinktis pagal vieną kažkurią tai, arba keletą iš karto. Pavyzdžiui, kaip būsimo projekto tema, integruojami dalykai, šalis. Na, taip pat jums dešinėje pusėje yra paieškos forumas, kuris padalintas į dvi didelės skiltis, tai Bitwinning forumas ir Comenius forumas. Šios savo ruoštų dalymos pagal mokinių amžių. Taigi, įžengę į šias formų nuorodas, jūs pamatysite gausybę pasiūlymų, kvietimų dalyvauti įvairiuose projektuose. Jūs galite čia parašyti savo žinutę, savo pasiūlymą, idėją naujam projektui, arba skaityti jau čia esančius. Skaitykite žinutės ir išsirinkite jums tinkamiausią projektą. O tada siųskite pasiūlymą, kvietimą bendradarbiauti. Taip pat projektų partnerių galima ieškoti ir mokytojų pokalbių svetainėje forumuose. Žinoma, suradus projekto partnerius, pradedame vykdyti, kurti savąjį projektą. Čia jūs matote įžengę į projektų nuorodą, į projektų skiltį, atsidarantį langelį, kuriame pateikiami visi jau šiuo metu aktyvūs jūsų vykdomi projektai. Taip pat jūs spustelėję sekančią nuorodėlę galite įeiti į jau uždarytus jūsų vykdytus projektus, o taip pat pasižiūrėti, kurie iš jūsų projektai dar laukia centrinės paramos tarnybos registracijos patvirtinimo. Na, taip pat spustelėję nuorodą sukurti naują projektą, jūs patenkate į erdvę, kurioje galima sukurti savo naują projektą. Tai yra labai lengva ir padaryti galima 3 žingsnelių pagalba. Visų pirma, aišku, jūs spustelėjate, pasirinkate savo mokyklą, nes galbūt registravote ne vieną savo darbo vietą. Pirmasis žingsnis tai pasirinkti kontaktą. Iš savo kontaktų sąrašo, kurį jūs jau matėte pradžios puslapyje, jūs išsirinkate jums tinkamiausią mokytoją, mokyklą ir spustelite nuorodą. Dabar reikėtų truputį nukrypti į šoną ir pakalbėti, kaip susirinkti tuos kontaktus. Na, vienas iš tokių būdų yra Bitwinning dalyvių paieška. Kaip ir minėjau, ten galima ieškoti pagal keletą kategorijų. Pagal šalį, pagal temą būsimojo projekto, ar mokinių amžių,
Taigi išsirenkate paieškoje kriterijus, pagal juos jums parodomas visas sąrašas mokyklų ir spustelite ant pliuselio tinkamos jų mokyklos, tinkamo jums būsimojo projekto partnerio. Savo ruožtu šiam partneriui siunčiamas pranešimas į jo Twinning portalo pašto dėžutę, kad jis kviečiamas su jumis bendradarbiauti. Na ir savo pranešimų skiltyje jūs gausite atsakymą apie sutikimą bendradarbiauti. Antrasis žingsnis tai projekto aprašymas. Žinoma, jis truks šiek tiek ilgiau, nes jums teks nuosekliai užpildyti projekto paraišką. Tai pateikti jo pavadinimą, trumpą aprašymą. Patartina, kad aprašymas būtų pildomas viena iš populiariausių Europos kalbų, kadangi šitą aprašymą skaitys ir Centrinė paramos tarnyba, ir būsimieji jūsų projekto partneriai. Taip pat jūs turite pateikti, kokiomis kalbomis bus vykdomas projektas, pasirinkti integruojamus dalykus į šį projektą, mokinių amžių bei numatomą skaičių dalyvių. Taip pat kokiais įrankiais ketinate vykdyti savo būsimąjį projektą. Pateiksite pagrindinius savo būsimojo projekto tikslus, trumpą darbo eigos aprašą bei numatomą rezultatą. Taigi išsiuntę šitokią paraišką, jūs luktelėję keletą dienų gaunate Centrinės paramos tarnybos atsakymą, kad jis įregistruotas. Na ir trečiasis žingsnis, aišku, prieš išsiunčiant šitą paraišką jūs turite peržiūrėti visus duomenis, patikrinti dar kartą. Sekantis skiltis mūsų darbastalėje tai mokytojų kambariai. Mokytojų kambarys tai vieta, kurioje galite diskutuoti įvairiausiomis temomis su savo bendraminčiais. Kambariai kuriami Twinning programos dalyvių ir tik tai uždarus mokytojų kambarius peržiūrėti gali Twinning programos dalyviai. Tačiau manau, kad prisidėti prie jų turinio kūrimo, bet kada galite ir jūs prisijungę prie mokytojų kambarių. Dar vienas skiltis tai ištekliai. Taigi čia jūs galite rasti gausybę skaitmeninių išteklių, kuriuos patalpino Twinning mokytojai. Savo gerąją patirtimį jie dalijasi šiame portale. Išteklius jūs galite pasirinkti pagal temą, amžiaus mokinių grupę, kalbą, o taip pat, žinoma, ir papildyti šitos išteklius, talpindami savo darbus, dalindamiesi savo gerąją patirtimą. Na ir paskutinioji mūsų darbastalio skiltis tai pagalba. Čia jums pateikta informacija turėtų padėti žengiant pirmuosius žingsnius vykdant projektus, sprendžiant įvairias problemas, kurios galbūt gali kilti ateityje. Na, o atsakymus į kai kurios rūpimus klausimus galite rasti ir mokytojų forumuose. Taigi jūs įregistravote savo projektą. Gavote Centrinės paramos tarnybos patvirtinimą. Ir tuo pačiu įsigijate teisę į TwinSpace, drauge su savo būsimojo projekto partneriais. TwinSpace tai mokykloms skirta platforma, kuria jos gali naudotis vykdydamos savo projektą. Kiekvienas projektas turi savo privačią TwinSpace erdvę, į kurią partneriai gali patekti iš savo darbastalio, o pakviesti nariai iš portalo pradžios tinklalapio. Tai saugi erdvė jūsų projekto veiklai, priemonė, kuri skatina bendradarbiavimą, bendravimą, mainus bei tarpusavio sąveiką ir padeda organizuoti projektinę veiklą. Kaipgi patekti į TwinSpace erdvę? Prisiminkime mūsų projektų skiltį, spustelkime šitą nuorodą, šitą skirtuką ir patenkame į visą mūsų vykdomų projektų sąrašą. Taip, registruotų vykdomų projektų sąrašą. Pasirinkame mums reikiamą, po to spustelime jo TwinSpace nuorodą. Patenkate į bendradarbiavimui skirtą aplinką, automatiškai sukuriamą visiems Twinning projektams.
TwinSpace aplinkoje siūloma daug įrankių skirtų bendravimui ir bendradarbiavimui. Kaip matote, viršuje vėl visa įrankių juosta. Čia pirmame pradžios puslapyje jūs pamatote, ką pirmiausiai registruotus projekto dalyvius, neseniai darytus įrašus, atliktas veiklas. Žemiau jūs rastumėte projekto tinklaraštį, elektroninio pašto dėžutę ir kairiajame šone jūs matote visas vykdomų veiklų temas. Šio projekto vykdomų veiklų temas. Antroji mūsų dalis skiltis tai projekto veiklos. Projekto veiklos skyrelyje mokiniai ir mokytojai vykdo projekto veiklą. Čia galite kurti tiek veiklos puslapį, kiek norite. Kiekvienas jūs galite pridėti įvairias programėlės, pavyzdžiui, tinklaraščius, vikius, forumus ir taip toliau. Jos leis jums atlikti norimas užduotis. Trupučiuką stringam. Luktelsim tokią priverstinę pauzę šiek tiek. Kažko tai nenori. Bandysim taisyti klaidą. Nežinau, čia ryšio problemos. Ar girdite ir matot mane dar? Ar aš jau dingau? Nieko negaliu padaryti. O, kažkas jau pajudėjo. Dar trupučiuką, gal susigrąžinsim atgal. Taip, viskas puiku. Taigi, mėlyje, skiltis sekantis sritis, tai mokytojų kambarys. Vieta skirta tik mokytojams ir mokiniai prie jos prisijungti negali. Čia planuojamas projektas, aptariami įvairūs pedagoginiai metodai, įvertinamas projekto įgyvendinimas ir keičiamasi įdomia informacija. Žinoma, ir mokiniams norisi turėti savo kampelį. Taip, čia jie ir turi, kur gali tarpusavį bendradarbiauti, užduoti vieni kitiems klausimus, rengti įvairias apklausas, pateikti klausimynus. Ir ta sritis skirta tik tai jiems. Ir žinoma, kartais ši veikla peržengia net Etviningo programą, projektą. Na ir žinoma, pristatykit savo veiklą kitiems. Pasistengkite, kad būtumėt matomi ir girdimi. Nuo pat projekto pradžios pradėkite vesti savo tinklaraštį, šiam projektui skirtą tinklaraštį. Na ir projekto dienoraštis, jau manęs nebeklauso, pradėjo pats bėgti. Taigi, projekto dienoraštis yra skirtas tam, kad mokytojai bendradarbiautų, komandos nariai bendradarbiautų tarpusavyje ir kaipgi jį tvarkyti. Galima įkelti naujas žinutės ir jūs matote langą, kur įkeliamos šitos žinutės, įvedamos žinutės pavadinimas, pats tekstas. Pabandysiu sugrąžinti dar, pats tekstas, įkeliamos iliustracijos, nuotraukos. Jos negali būti didesnės negu 4 megabaitai. Ir pasirenkate taip pat, kam skirtas jūsų pranešimas žinutė. Ar tai visai Etvinink bendruomeniai, registruotiem Etvinink dalyviam, ar tik tai jums, o galbūt visiems, kurie gali peržiūrėti Etvinink portalo medžiagą. Taigi, mėlyjeji mano, kasgi toliau? Va šis TwinSpace pildymas, jo turinys labai svarbus, vertinant jūsų projektinę veiklą. Ypač svarbus pateikiant prašymą nacionaliniam kokybės ženkleliui, centrinės, europiniam kokybės
ženklelį arba pretenduojant į Europos konkursus. Taigi, sėkmės jūsų projektinėje veikloje ir aišku, ačiū už dėmesį. Na, o pabaigai nuo savo tokį monotonišką kalbėjimą, dar tiesa atsiprašau, žemiau jūs matote keletą nuorodų smulkiau aprašančią šitos įrankius. Pabaigai norėčiau pateikti mažytį fotostory filmuką. Tai prieš porą metų mūsų mokykloje vykdytas projektas, 4 metų laikai, galbūt kils minčių, kils idėjų, žiūrint šitą vaizdelį. Taigi dėkoju dar kartą už dėmesį, atleiskite už trukdžius ir perduodu žodį savo kolegijai. Labą dieną, vėl malonu Jūs stebėti, Jūsų sąrašiuką ilgą mūsų seminare. Ir šiandien aš Jums norėčiau pristatyti apie informacinių technologijų taikymą, apie jų pagalbą kūrybiškoms mūsų idėjoms, jų pagalbą ir mokinių mūsų pagalbą, naudojant informacinės technologijas projektuose. Bandysime pasižiūrėti. Turbūt visiems teko girdėti apie Lisabonos strategijos pavadinimu žinomą dokumentą nuo 2000 metų, kuris yra skirtas, bandysim garsiau kalbėti, ačiū, iškėlė tikslą, kad Europos gyventojai gyvena žinių visuomenėje, mus veikia įvairios naujos technologijos
ir viena Europos komisijos programų skirtų įgyvendinti, žinom, buvo e-twinning programa. Dabar visuotinio kompiuterinio raštingumo principas skatina mus tas technologijas taikyti. Ir mes žinome, kad ir pamokose, ir ne tik pamokose mūsų mokiniai taiko informacinės technologijas, mes bandome ir ugdymo procese jas taikyti. Ir todėl sudaromos sąlygos, kokios sąlygos, gal tai būtų diskusija jau mokyklose, bet kuo toliau mus tos technologijos vis tiek veikia ir skatina judėti pirmyn. Jeigu pamąstytume, kaip mes galėtume mokinius sudominti, kad jie ne tik žaistų pamokose, ne tik naršytų betiksliai internete, va štai tą projektinę veiklą galime įtraukti ir į visus šiuos uždavinius, nes žinom, kad tiek projektinė veikla, tiek dalyvavimas kitose tarptautinėse programuose padeda ir tiek mokiniams, tiek mokytojams ugdome bendruosius ir informacinius gebėjimus. Prie bendrųjų gebėjimų pažinimai, komunikaciniai, komandiniai ir taip toliau, o informaciniai gebėjimai ugdomi tiesiog kiekvienoje pamokoje. Mes skatiname vaikus, kad jie kultūringai bendrautų ne tik žodžiu, bet ir raštu. Tai jau atsiliepia ir jų bendravime tiek telefonu, tiek internete, tiek rašant žinutes, laiškučius vienas kitam. Jie ieško informacijos ir turi išmokti ją apibendrinti. Jie turi išmokti informacinės technologijas taikyti, sprendžiant savo problemas, atradę informaciją, gebėti pritaikyti atrastą informaciją, tiesiog surasti tuos grūdelius, kurie jiems reikalingi. Aišku, informacinių technologijų reikšmė, visi ryšiai tarp informacijos, komunikacijos, technologijų, priemonių ir pačios programinės įrangos atpažinimas, jau daugiau turbūt informacinių technologijų dalyko pamokose yra sprendžiama, bet mes manome, kad bendradarbiaujame ir todėl bandome pasižiūrėti dabar, kuo tie projektai ir projektinė veikla būtų tiesiog naudinga mums čia šiandien, jeigu mes pasižiūrėtume, ką galime atrasti naudingo e-twinning portale. Aš truputėlį jau bandžiau pristatyti pirmojoje dalyje, pirmajame pranešime, kuris vyko jau anksčiau, o dabar turėčiau akcentuoti, ko gero, vieną tokią veiklą, čia pastebėjau, tai yra skyrelis Atraskite. Šiame skyrelyje mes atrastume įvairių įrankių skirtų. Jeigu pirmoji pranešėja Laimutė jums pristatė apie galimybės jau projekto metu dirbti savo darbastalėje, dirbti savo TwinSpace erdvėje, projekto erdvėje, individualiai su tam tikra komandinė, projekto komanda, komandinė grupė. Čia mes galime rasti įvairių įrankių, galbūt paskatinti tuos vaikus, kurie nepateko į tą siauresnę grupelę bendradarbiaujančią erdvėje. Ir tiesiog tuos įrankius taikyti, rengiant įvairius pristatymus, nuotraukas ir visus kitus apibendrinamus rezultatus projektams. Kada yra tinklapis anglų kalba, čia yra aiškiau matosi pavadinimus tools, šiuo atveju dvi eilutės lyg ir pridengia šitą žodelį, bet ten yra įdėta daug ir nuorodų, ir paaiškinimų, o kaip informacinių technologijų įrankiai įvairūs kitokie, laisvai prieinami įrankiai gali būti projektinėje veikloje naudojami. Bandysiu atverti šį skydelį ir štai kada jūs matysite šį tinklapį, atrasite turinį čia. Daugiau dešinėje pusėje yra įrankiai. Yra tokia graži piktogramėlė, jeigu pabandysite ją pasistudijuoti, ten yra daug įvairių atviro kodo laisvo naudojimo programėlių piešinukų, pagal kuriuos galima atpažinti tiek paveikslėlių tvarkymui, tiek įvairių interaktyvių nuotraukų, skelbimų ir taip toliau kūrimui reikalingų įrankių. Ir matysite, truputį žemiau, yra kelios eilutės. Šitos kelios eilutės jums leidžia sugrupuoti jūsų projektinę veiklą, kurią galime gal priskirti vienus įrankius daugiau bendravimui. Mums rūpi, kada mes vykdome veiklas, kur, kaip dalinsimės, kaip mes parengsime įvairią medžiagą, galbūt ruošite į kompaktus, galbūt talpinsite internete.
Toliau yra didelis rūpestis failų talpinimas, nes būna ir muzika, būna filmukai, būna nuotraukos ir galime, ko gero, atradę daug informacijos, skleisti, dalintis ją būtent šioje tiek TwinSpace erdvėje, tiek ir erdvėje, kuri yra prieinama iš pašalies, kitiems mokytojams, savo kolegoms, nedalyvaujantiems projekte. Jeigu pasižiūrėsite pirmoje dalyje, aš dabar specialiai truputėlį išdidinau jūsų bendravimui su komanda, su jūsų nariais, yra aprašytas videokonferencijų įrankis Flash Meeting, tiksliau gal neišgirdot, ir nesimato tinklapis, čia yra www.etwinning.net. Aš paskui dar parašysiu, galėsite paklausti, jeigu kam labai kils klausimėlių. Ir galite rašyti ir aprašymą. Reiškia, rasti aprašymą, netgi paleisti, peržiūrėti demonstracinį versiją. Toliau kiti įrankiai, kurie galėtų būti naudojami. Tai būtų turbūt aktualu dalinimasis. Sugalvojame įvairių veiklų, turime įvairių nuotraukų, dalinamės darbu įvairiais projekto atskirais elementais ir yra, matysite, aprašytas ne tik YouTube galite kelti vaizdo filmukus, bet galite ir nuotraukas tvarkyti. Manau, kiekvienoj komandai, galbūt net ir sudarote komandas iš mokinių tokias, kuriuose vaikai vieni daugiau užsiima nuotraukomis. Tiesiog jie patys natūraliau daugiau domisi. Vieniem gal labiau patinka su muzika, kitiem patinka daugiau pačią muziką tvarkyti, kitiem nuotraukas jums gali ir paretušuoti, ir truputėlį apkarpyti, ir paredaguoti. Žodžiu, tie įrankiai, čia yra pora įrankių keltų, aš dar nuorodas įrašysiu. Nesupratau, kas čia netitinka. Yra dalinimasis darbu ir aprašyta, lyg ir turėtų rodyti, rekomenduojame jums, ir ne? Magazin Factory. Sugrįšim vėl. Ir kada jūs peršoksim į sekantį ir pasižiūrėsim. Nuotraukų tvarkymui, truputį didesniem iškėliau, yra Picasa ir Flickr. Jeigu, čia specialiai palikau daug taškį, jeigu jūs paklausite mokinių, jums tikrai jie nurodys dar daugybę nuorodų į programėlės, į nemokamas programėlės, kuriomis jūs galite tiek sutvarkę nuotraukas pasidėti ir sukurti albumus. Ir tokiu būdu dalintis tiek su kitomis mokyklomis, kitais mokytojais, kurie dalyvauja projekte, tiek ir persiųsti kolegom ar tiems mokytojams, kurie projekte nedalyvauja. Tai būtų tiesiog atvira erdvė, kur jūs galite, apriboję ar neapriboję, skelbti savo projekto albumus. Jeigu reikia patvarkyti truputėlį, gal net ir sukurti projekto eigoje nuotraukų, teko galbūt matyti Adobe Photoshopo programėlę, kažkiek panaši yra ir laisvai naudojama programa, laisvai parsisiunčiama. Tiesa, gal nepaminėjau, kuo tie įrankiai yra patrauklus, jeigu mokiniai dirba mokykloje. Ne visos, ko gero, mokyklos turi brangesnių programų, kurios yra mokamos. Negali mokiniai parsisiųsti tų programų, kurios yra mokamos nusipirkti. Jie gali parsisiųsti šias programas, kurios yra laisvai naudojamos, yra vadinamos atviro kodo programos. Ir tiesiog tomis pačiamis programomis, kurios dirba jie mokykloje, jie gali dirbti ir namuose. Legaliai, laisvai. Ir tiesiog nurodę adresą, tikrai atrasite mokinių, kurie patys jau gal net ir kitą dieną atbėgę jums pasakys, kad jau jie išbandė, pabandė tą programą, arba gal net ir atsilieps daugiau negu pusė tokių, kurie jau šią programėlę bando. Koks tokių programų minusas? Nelabai jūs rasite knygynuose, bibliotekose aprašymų. Reikia paieškoti pamokėlių, reikia pavargti su mokomąją medžiagą, nes reikia turbūt daugiau pačiam pabandyti ir paeksperimentuoti, kur kaip kas vyksta. Štai tuo jos to atviro kodo programos gal ir nelabai yra patrauklios, nes reikia padirbėti tiesiog kaip, ką, kur atlikti. Bet vaikai labai mėgsta dalintis, vienas atras vieną veiksmą, kitas kitą, vieni efektus,
kiti truputį gal pridės ranką prie kokio redagavimo ir jau jūs turėsite labai šaunių, puikių nuotraukėlių, kurios bus sutvarkytos. Kitas tipas jūsų duomenų, kitas tipas jūsų įvairių garso įrašų turbūt tvarkymas būtų. Galbūt yra muzikalių vaikų, kurie gali tam tikrus įrašus ir sutvarkyti. Kam reikalinga iš ištisų ilgų įrašų, gali iškarpyti gabaliukus tiesiog ir apjungti, sukonstruojant jau tokį bendrą, trumpesnį ar tai projekto pristatymą, ar tai tiesiog tam tikrų įrašų konstravimo, jeigu jums reikia, būtent vykdant savo projekto veiklas. Picasa norėjau patikslinti, ten buvo parašyta su Google, kas naudojate tiksliau Gmail paštą, viršui yra nuotraukos ir ten yra nuotraukų albumai, labai šauniai galima kurti nuotraukų albumus. O skaidrės, manau, po seminaro tikrai rasite patalpintas. Audacity programėlė būtent garso įrašų tvarkymui. Dar vienas iš variantų yra būtent Glogster. Plakatų kūrimas. Ką reiškia interaktyvus? Tai reiškia, kad jūs privedę pelytę galite pajudinti. Tai nėra plakatas kaip paveikslėlis, o jis yra visas aktyvus. Ir vedžiojant pelytę galima jį labai padaryti tokį linksmesnį ir gražesnį. Tai nebus paprasta nuotrauka, tai bus toks plakatas, į kurį galima, kaip matot, įkelti tiek nuotraukas, tiek įvairius kitus grafinius failus. Tai gali būti ir filmukas, paspaudėt, kažkur atsidaro filmukas ar tam tikras garsas. Vienas iš įdomesnių pristatymų kūrimo yra vadinamos debesijos pagrindų. Tai reikštų, kad jūs ne savo kompiuterį kūrėte pristatymą, o tiesiog kažkur interneto erdvėje. Šis pristatymo erdvės formavimas vyksta tam tikroje drobėje didelėje. Tai nėra skaidrės, kur yra guldomi vienas lapas po kito. Tai yra didelė erdvė. Tiesiog vienu metu, būtent pristatymo metu, yra fiksuojama viena tam tikra vieta. Ir jūs pristatymą rengiant nurodo tokį kaip takelį tarp atskirų vietų ir pristatymų kalbėjimo metu tiesiog tarp tų vietų, kada spustelit peršoka tas tekstas į kitą vietą. Čia yra adresas nurodytas, jums tiesiog reiktų išbandyti. Čia mes dabar neturime tikslo įvairių įrankių rodyti praktiškai, daugiau norime pristatyti tuos įrankius. Jeigu kas praktiškai norėsite, galbūt ateityje kažkada galima ir būtų. Bet tokie pristatymai tiesiog, jie būna įvairesni ir jie būna prieinami jau irgi lengviau. Matote, kaip yra ir teksto dėžutę galima įkelti, ir paveikslėlį. Ir tiesiog mes bėgiojame po tą erdvę kalbėjimo metu ir pristatome, ką esame įkėlę, tiek nuotraukytės, tiek filmukus, tiek ir įvairius tekstus. Pristatymas saugomas yra kaip aplankas. Todėl jeigu bandėte parengti tokį pristatymą, tą visą pristatymą reiktų ir išsisaugoti su visu aplankiuku į ar tai USB raktą, ar kažkur siunčiant, nepamiršti ir visų kitų failų, kurie yra sukūriami jau formavimo metu. Laima Vidauskienė kalbėjo apie TwinSpace erdvę. Galbūt ne visada mes fotografuojame, ne tik tai fotografuojame, filmuojame. Galima ir įvairesnių kitokių nuorodų įsikelti. Ir vienas iš Google galimybių yra Google žemėlapiai. Galbūt norite partneriams pademonstruoti, parodyti, kur yra Lietuva, kur yra jūsų miestas, kurioje vietoje randasi jūsų mokykla. Atsivėrę internete žemėlapius, kad įkelti nuorodai tokį žemėlapį, yra tokia sąvaržėlė. Kada jūs atsiverėte, jau atrandate tą vietą, kur esate, ir tiesiog sąvaržėlę paspaudus, matote tiek URL adresą galima atidaryti, tiek štai šitokią nuorodą. Ir įkėlę tokią nuorodą jau ar TwinSpace erdvėje, ar kitur, formuodami įrašus, ar kurdami tinklaraščius, jūs galite matyti jau konkretų žemėlapio paveikslėlį. Čia dar bus vienas, turėtų būti
Kitas pavyzdys, lygiai taip pat, ar tai vienoks ar kitoks, matote, būtent įmamas trumpas URL yra ir va štai šitas adresas. Įklijuojama tam, kad galime matyti mūsų šį paveikslą. Prie interaktyvių paveikslėlių, dar ne tik paveikslų, galima priskirti ir vadinamą tokią Tinglink programytę. Tie paveikslėliai, kuo jie yra įdomus, galima į atskirus paveikslėlio fragmentukus įterpti nuorodas, kaip paaiškinimus. Ir tokiu atveju yra paveiksliukas su įvairiais aplink paaiškinimais, jeigu tai bus tam tikras kuriamas kažkoks tai produktas stambesnis, ar tai kada kepimo, virimo įvairūs pamokėlės vyksta, galima tiesiog įvardinti atskirus elementus. Būtent, pavyzdžiui, produktus ir paaiškinti. Čia turime omeny, kada mes užsienio partneriams bandome atskirius elementus išaiškinti. Kaip matote, registracija irgi yra reikalinga. Tiesiog vieni kiti įrankiai galbūt pareikalauja jūsų, reiktų pažymėti, atidžiai pasiskaitykite, būna švietimo įstaigų darbuotojams nemokami tie įrankiai. Prie įdomesnių dar vienų tokių įrankių, kuriuos galima būtų ir komentuoti, ir parengti tiek paveikslėlių, tiek video vaizdų ar dokumentų pagrindų, yra tam tikras pristatymas. Mes matome besikeičiančias ar tai nuotraukas, ar tam tikrus filmukų fragmentus ir greta galima palikti komentarus. Kas yra gerai, kad galite palikti komentarus ne tik tai jūs vieni, bet tarkime ir jūsų partneriai, bet kurie kiti prisijungia prie šio dokumento. Gali jie įkalbėti savo komentarą, ar tai telefonu, ar tai mikrofonu. Gali jie parašyti tekstą, gali jie prisekti tam tikrą audio ar video failą. Tai jeigu buvo tam tikras ar tai pristatymas organizuotas, galbūt spektaklis, gal kitas kažkoks renginukas, galima labai gražiai susiformuoti su atsiliepimais visą ilgą filmuką. Dar vienas toks įdomus vaikams gal būdas, saviraiškai, naujieji telefonai, QR kodai. Ir tokį koduką galite sugeneruoti ir patys. Tai gali būti tiek tinklapio adresas, tai gali būti jūsų mokyklos adresas, tai gali būti įvairius kiti duomenys. Tai yra kodas, kaip matote, toks kodukas sugeneruojamas, nuskaitomas telefonu. Ir telefonu nuskaitę mes iš karto galime eiti tam tikrą tinklapį. Tarkime, jūs sukursite tinklaraštį ir bus labai ilgas adresas, galite jį pateikti kaip kodą. Kur atidaryti galima jau paspaudus šį koduką. Aktualus, ko gero, klausimas, visi tie failai, jeigu mes sukūrėme daug nuotraukų, galbūt jas sukūrėm Picasa, gerai, jos liko internete. Galite naudoti vienas iš variantų visų tų filmų ir visų kitų medžiagų padėjimui. Yra TwinSpace erdvė, bet jeigu jūs norite talpinti, dalintis su žmonėmis, kurie nedalyvauja jūsų projekte arba jau po projekto uždarimo, kada jūs nebegalite redaguoti, kad galbūt negalėsite prieiti, pasiekti tam tikrą medžiagą, jeigu norėsite redaguoti. Google Drive vadinamas. Anksčiau būdavo Google dokumentai, o dabar tai yra diskas. Ten padėję tiek Wordo, tiek kitokius dokumentus, jūs galite juos sinchronizuoti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu jūs per Gmailo pašto dėžutę atsidarę tokį dokumentą redaguojate, jau po kiek laiko prieėję jūsų kolegos ir jį atsidarę tą dokumentą, matys redaguotą. Jie lygiai taip pat gali redaguoti. Žodžiu, tas dokumentas yra vienoje vietoje, bet jis yra pasiekiamas visiems ir iš visų elektroninio pašto adresų, kurie turi Gmailo dėžutę ir kuriems tas dokumentas yra leistas redaguoti. Tai yra diskas, kuris yra bendro naudojimo ir tai yra dokumentai, kur viena papkutė, vienas aplankas gali būti tik tai jūsų, kitas aplankas gali būti prieinamas keliems vartotojams. Jeigu jūs tą aplanką kuriate, jūs tam aplankui nurodote teisės. Kas galės pasižiūrėti, kas galės prieiti, redaguoti ir kitas. Dar vienas iš variantų yra Dropbox.com,
Tai irgi tuo pačiu principu paremtas. Aplankas irgi kažkur internete, ant debesėlio. Jūsų dokumentai vieni yra matomi visiems, kiti yra nematomi. Taip pat jūs, kurdami aplankus, dėdami dokumentus, priskiriate teisės. Tiek, kad Dropbox erdvėje yra truputį mažiau vietos, bet kviesdami draugus prisijungti, jūs automatiškai galite savo tą erdvę išplėsti, nes Dropbox planuoja, kad gali jums suteikti papildomų už pakviestus draugus, papildomos erdvės, papildomos vietos. Jeigu grįžtume į portalą, čia irgi, matote, yra bendradarbiavimas, veiklos organizavimas ir būtent įvairios platformos. Yra kalbama ir užsimenama būtent apie failų talpinimą, kaip jūs galite juos padėti. Įrankiai, kad tai gali būti ir Wikipedija, ir įvairios mokymosi platformos. Pastaruoju metu ir pas mus mokyklose, vidurinėse gal mažiau, bet labai daug kur yra plačiai diegiama virtuali mokymosi aplinka Moodle. Čia yra irgi apie ją kalbama, kad tai gali būti ne tik mokomoji medžiaga, testai ir užduotis mokiniams, vaikams, bet tai gali būti atrandama ir bendravimui vieta. Jeigu jūs būsite registruoti vartotojai, jūs ten galite susikurti savo tam tikrą skyrelį ir jame tiesiog ar tai talpinti medžiagą, ar tai bendrauti, nes yra tiek elektroninis paštas, tiek pokalbiai galimi tiesiog vaizdo. Gal kiek sudėtingiau būtų variantai. Ir mes jau kalbėjome apie informacijos paiešką. Vaikai ieško informacijos, mums rūpi projekto rezultatų sklaida. Čia yra pateiktos įvairios naršyklės, kurios gali būti diegiamos kompiuteriuose ir tų naršyklių naudojimas. Jūs vienos, kitos nebūtinai galite naudoti Internet Explorer, matote, kitos gal apsaugos jūs ir nuo virusų. Ir sklaidos kanalas yra aprašytas. Visi šie rezultatai jums gali dar pagelbėti tinklaraščių kūrimas. Jūs galite rašyti tinklaraštį ir TeamSpace erdvėje, jūs galite kurti tinklaraštį vienais ar kitais įrankiais. Čia šiuo atveju aš įkėliau pavyzdį vieno iš įrankių. Blogger, tai irgi galimybė turint Gmailo pašto dėžutę, tiesiog registruotis šiame tinklapyje ir galite prileidę mokinius, užregistravę, sudaryti savo ar tai dalyko, ar tai projekto tinklaraštį, kuriame skelbsite įvairias žinutes, nuotraukas, vaizdo failus ir taip toliau. Taigi, linkime jums pasidomėti, paskaityti, ką veikia kitų šalių mokytojai. Jeigu nedrąsu patiems pradėti, pabandykite parašyti žinutę tam, kas paskelbė įdomią idėją, atrasite kūrybingų partnerių ir, aišku, ko gero tikimės ir mes atrasti jūsų sėkmingų projektų. Dėkui jums už dėmesį. Perleidžiam žodį sekančiai kolegijai. Taip, matom ir girdim labai gerai. Tada bandysim matytis ir girdėti. Taip, viskas tvarkoja. Ok. Tada galim mes ir pradėti. Esu Virginija, anglų kalbos mokytoja, su gana nemaža patirtim ir gana didelė patirtim, sakykime, visuose tarptautiniuose projektuose. Projektai pradedant e-Twinningų, Nordplus, Comenius, tarptautiniai projektai savo ruoštų, bet netgi be finansavimo, visa tai pas mus gimnazijoje jau buvo vykdoma apie 15 metų. Taigi dabar šito seminaro metu aš bandysiu su jum pasidalinti, kas tai tie tarptautiniai projektai, kodėl jie mums labai naudingi
ir kodėl mes niekaip negalime sustoti tai darę. Pabandysiu aš jums supažindinti su visais puslapiais, kur jūs galite įėję susirasti informaciją, parašyti projektą, gauti finansavimą ir labai sėkmingai jį vykdyti kartu su mokiniais. Bet pirmiausia, kodėl tie visi tarptautiniai projektai? Kuo jie skiriasi nuo mūsų švietimo ministerijos, kaip sakau, dažnai rašomų savivaldybių projektų? Daug kas su manim gal nesutiktų, bet aš sakyčiau, kad visi tarptautiniai projektai yra įdomesni ir netgi lengvesni. Rašyti, priduoti projektą, žinoma, reikia ir anglų kalbos žinių, ir šiek tiek darbo įdėti, bet vėlgi, kas liečia anglų kalbos žinias, mes kaip lietuviai labai tokie esame nemokantis pasigirti, sakom, nemoku aš tos anglų kalbos. Bet pasikeitė laikai, pasikeitė informacinės technologijos, vaikai pas mus puikiausiai gali tai padaryti už jūs, jeigu jūs tik turite idėjų ir turite norų vykdyti tarptautinį projektą. Jeigu mes kalbame apie projekto integraciją, tai pirmas dalykas, tarpdalykinė integracija yra būtina netgi projektui vykdyti. Vykdant bet kokį projektą mes integruojame informacinės technologijas, užsienio kalbą, netgi ne vieną, dailę, istoriją ir taip toliau, priklausant nuo to, kokio pobūdžio yra jūsų projektas. Bet koks projektas yra integruotas ir į ugdymo turinį. Jeigu mes rašome savo teminius planus ir juose mes pabrėžiame, kad turi būti integruota socializacija, kalbama apie alkoholio žalą, apie vaiko vidinę būseną mokykloje. Taigi, bet koks tarptautinis projektas tokiu būdu tampa ir mokyklos ugdymo turinio dalimi, kadangi jisai yra integruojamas į daugelį mokomųjų dalykų. Kas tai yra? Tai yra komunikacija, integracija, viskas, kas yra surišta su vaiko asmenybės formavimu. Ir žinoma, tarpkultūrinis mokymasis. Mokykla tampa atvira europiniai dimensijai. Kaip mokykla tampa atvira Europai? Tai ir per pačius mokytojus. Nes kiekvienas projektas duoda labai daug naudos ne tik mokiniams, bet ir pačiam mokytojui. Dalyvavimas ir dalyvavimo nauda moksleiviams. Mes kuo toliau, tuo labiau, bent aš pati susiduriu su problema, mokymosi motyvacijos problema. Tai yra, kadangi aš pati dėstau anglų kalbą, tai yra vaikai, kurie nenori mokytis, jiems gal ir neįdomu yra. Ir kartais mūsų pačių ta medžiaga vadovėlio būna ne visiškai įdomi, ne visiškai atnaujinta. O tai, ką mes darome su projektu, tai yra viskas nauja, viskas šių dienų gyvenime vykstantis dalykai. Ir tikrai iš patirties galiu pasakyti, kad mokymosi motyvacija labai pagerėja. Vien tik dėl to, kad atvažiavę tarptautinių projektų mokiniai pas mus jau gyvena šeimose, o tai yra ir pakeičia kai kurių tėvų požiūrį, nes tai yra investavimas į vaiko vidų, į vaiko pasaulėžiūrą, į vaiko motyvaciją. Ugdomi socialiniai įgūdžiai, vėlgi pas mus ir kaip dar kartą pasikartosiu, kaip integruojame socialinius įgūdžius, o čia tiesiog jie natūraliai integruojami, ne tik parašomi, tiesiog natūraliai vyksta gyvenimas, vyksta bendravimas, vyksta pasikeitimas gyvenimo būdo, sakykime, susipažinimas su kitų ir bendravimas anglų kalba. Tai ir yra padeda pritaikyti įgytas žinias visas praktiškai. Jeigu mes pradedam bendrauti su kokiais kitos šalies moksleiviais, tada mes norim sužinoti daugiau, gal ir apie tą šalį. Ir jeigu ką žinome, tai pasitikrinam, ar gerai mes žinome, o atsiradus norui sužinoti daugiau, mes turime istorijos, geografijos pamokos, kurios automatiškai yra integruojama, į kurias automatiškai yra integruojamas projektas.
Vyksta tarpkultūrinis dialogas. Tarpkultūrinis dialogas yra labai įdomu, kadangi tai skiriasi ne tik mūsų kalba, bet skiriasi mūsų netgi mąstysena, netgi kai kurie stereotipai. Pirmiausia, prieš pradedant bet kokį tarptautinį dialogą mes darom ganėtinai tokį įdomų eksperimentą. Su vaikais apkalbam apie tai, koks stereotipas yra kokios šalies. Jeigu ten Italija, Bulgarija, Graikija dalyvauja, pirmiausia, mes visi žinom, kad visos šalis turi kažkokius stereotipus. Ir po projekto, po bendravimo mes tuos stereotipus paprastai sulaužome, nes jau jie truputėlį atrodo mums kitaip pabendravo su to šalies žmonėmis. Ugdomas pilietiškumas, patriotiškumas. Šitoj vietoj norėčiau pasakyti, kad pilietiškumas ir patriotiškumas ugdomas mūsų pačių. Jeigu mes prašome paauglius padainuoti lietuvių liaudies dainą, apsirengti tautiniais rūbais, patikėkit, ne visi į tai žiūri su noru ir kartais skeptiškai. Bet jeigu jie turi pristatyti savo kultūrą, pavyzdžiui, Anglijos mokykloje ir kažkokioje tai scenoje su tautiniais rūbais ir savo vėliava ir tautinės dainos ir šokiai, tai žinokit tikrai jų akyse pilietiškumą, kad jie tikrai nori parodyti savo šalį ir tikrai su noru visą tai atliekama. Kartais būna netgi tokių kurioziškų dalykų, vaikas, kuris nemokėjo niekada groti ir visą kitą, paima skudutį ir išmoksta, nes jis nori sudalyvauti ir jis nori būti. O tokiu atveju ir yra skatinamas kūrybiškumas. Vėlgi projektai. Projektai, jeigu mokytojas parašo projektą ir jisai stumia vaikus tai daryti, tai jis nebus įdomus ir kūrybiškas. Jeigu vaikai patys sugalvoja ir patys savo idėją siūlo, o mes jas truputį pakoreguojam, tai kūrybiškumas bus skatinamas ir vaikų, ir mūsų pačių. Nes mes turėsim kūrybiškai galvoti, kaip padaryti tai, kad vaikui būtų įdomu, kaip tą jo temą sugalvota pristatyti, kad ir mes neatmestinai dirbtume. Taip. Atsiprašau, čia buvo taip. Nauda mokytojui. Mokytojui nauda yra labai didelė. Pirmas dalykas. Jūs tikrai patikėkit, mokat mokykloje, kurie mokėsi kažkada tai užsienio kalbos, mokat pasakyti hello ir pasisveikinti ir atsisveikinti ir dar sakinuką vieną kitą. Ir to užtenka pradėti projektą. Jeigu dar niekada nedalyvavę jokiame projekte. Tobulinti įkėti įgūdžius, mes juos ir taip jau tobulinam. Prieš tai buvusioje paskaitoje mano kolegė Danguolė parodė daug įvairių įrankių, kuriuos jūs galite naudoti. Vėlgi darant projektus, mes kaip mokytojai, ne įkėti specialistai, ne šiaip paimam ir mokomės, kaip ten mes darom šitą konferenciją, videokonferenciją, bet mes ją darom iš tikrųjų, nes mums to reikia ir mes darom su partneriais savo. Ir tada būna tikrai visai kitas, ne paskaita, kurioje aš išmokau ką paspausti, bet tai yra mano poreikis ir aš pati to domiuosi ir tai darau. Mokomoji medžiaga kartais ir vadovėliuose, angliškas labai geras žodis yra updated, pritaikyta šiai dienai, bet ne visa tokia medžiaga yra vadovėliuose. Taigi, bet koks projektas, bet koks sudalyvavimas, patirtis, viską padeda susijęti su moksleivių poreikiais, pateikti ją patraukliai. Ieškoti naujų darbo metodų ir taip aiškus, bet svarbiausia, kad mokytoja truputėlį atitraukia nuo jo tiesioginio į darbo ir padeda įgyti administravimo įgūdžių, tiesiog projekto planavimo, išlaidų, seminarų organizavimo ir visa kito. Tiesiog mokytojas pasidaro kaip ir menedžeris kažkokio tai projekto. Taip, aš labai daug kalbu, kokia tai yra nauda ir iš tikrųjų aš galėčiau apie naudą kalbėti labai daug. Dabar prie to pačio vakatį grįžau susitikusi su Vytauto Didžiojo universiteto studentėm, kurios irgi turi tokią programą per ISEC savo, bet kuri mokykla galėtų kitais metais kreiptis, jeigu turėsit noro. Šiemet mes su jais darome ir atvažiuoja apie
5-7 savanoriai 2 savaitėm mūsų mokykloje. Tie savanoriai yra iš įvairių šalių, iš Jordanijos, iš Kinijos, iš Kazakstano, Bulgarijos, Italijos. 2 savaitėm mes sudarome planą, ką jie daro ir veda debatus įvairius su vyresnių klasių moksleiviais. Visa tai tikrai nedaug kainuoja, šitas šiek tiek yra mokamas, jeigu taip, tai mes, kadangi vykdome projektus, tai turim projektinių pinigų ir mes kaip tik juos samdome, tai yra 700 litų. Ir tai yra nauja, mes dar neišbandę, va šiemet išbandysim ir pasakysim. Tai, ką mes jau išbandę ir ką aš tikrai jums siūlyčiau daryti, tai yra užrašytas adresiukas smpf.lt, jeigu jau kas darėte, tai galite pasižiūrėti, dar kartą daryti, kadangi kur mes galime įtilpti mokyklų partnerysčių projektai. Partnerystės yra dvišalė ir daugiašalė partnerystė. Teikiant projektą, jūs galite, viena mokykla gali rašyti ir į dvišalį, ir į daugiašalį projektą. Galite rašyti, gausite finansavimą ar ne, priklauso nuo projekto kokybės. Parengiamieji vizitai. Jeigu jūs nieko nedarė, puslapyje jūs susirandate parengiamuosius vizitus ir jūs galite ten važiuoti ir galite puikiai susirasti partnerius ir aptarti, kokį projektą norėtumėte ir kaip daryti. Jeigu jūs nei karto nebuvę kvalifikacijos tobulinime, jūs galite rašyti, ypač yra skatinami kitų dalykų mokytojai, kurie šiek tiek supranta, susikalba anglų kalba. Tai yra projektai, dažniausiai kvalifikacijos tobulinimo būna anglų kalba, bet gali būti prancūzų arba vokiečių. Visi šitie 3 projektai, kuriuose jūs dabar bet kada galite dalyvauti, tai yra paraiškos yra teikiamos 1 kartą vasario mėnesį, pirmiem 2, kvalifikacijos tobulinimui jūs galite teikti paraiškas 4 kart per metus. Tai tikrai nėra sudėtinga. Tik visi projektai, koks jisai bebūtų, reikalauja žinias ir reikalauja, kad būtų įrodyta europinė dimensija. Tai yra, kuo mes naudingi, kuo jie mums naudingi ir kaip mes iš to tobulėjame. Komenijos asistentų praktika. Vėlgi jūs galite rašyti, kreiptis ir jums duos 3 ar 4 mėnesiam ar pusiai metų asistentą į mokyklą, kuris gali dėstyti kalbą, anglų, vokiečių, prancūzų, gali dėstyti kūno kultūros pamokas, vesti ir visa kita. Neišsigąskit, jūs be darbo niekas neliksite. Jis gali būti užklasinio renginių organizatorius, pavyzdžiui, ten su anglų kalba. Esmė tame, kad užsisakius šitą asistentą, viską sumoka fondas, mokykla neturi visiškai nieko mokėti, mokytojo atlyginimai nenukenčia, tik mokykla įsipareigoja sudaryti 12 valandų per savaitę kažkokio tai darbo šitam jaunam žmogui. Bet vėlgi tai yra bendravimas su jūsų vaikais ir visa kita, tai būna neįkainuojama praktika. Kitas dalykas, daug kas bijo, po tokio seminaro iškyla klausimai, o kaip su finansais, kaip skaičiuoti, ką daryti. Va šito žmonės bijodami ir nepradeda rašyti tų projektų. Patikėkit, komenijos tikrai nėra sudėtingas dalykas, finansinės ataskaitos irgi labai nesudėtingos ir jūs galite puikiausiai tai susitvarkyti, susiderinę su mokyklos buhalterė. Jeigu iškyla kokių klausimų, agentūra maloniai padeda ir maloniai atsako į bet kokį iškilusį klausimą. Mūsų mokykla, Karmėlavos Balio Buračo gimnazija, iš tikrųjų mes jau turėjom, dabar pradėjom vykdyti jau 5. komenijos projektą. Mes turėję ir kvalifikacijos tobulinimus, ir asistentus, ir jau 5. mūsų vyksta daugiašalis, dvišalis su partneriais pasikeitimas projektas. Nauda yra didžiulė, žmonės, aš vartoju žodį žmonės, ne tik mokiniai, bet ir šeimos laukia, kas atvyks, kaip priimti ir patys pramoksta anglų kalbos ir pramoksta vaikai.
Vienas dalykas projektuose visuose, toliau pasakosiu ir apie Nordplus projektus, visuose projektuose esmė yra ta, kad iš šitų projektų mes neturėsim materialinės naudos. Pirkti kažkokius tai kompiuterius ar dar mokyklai materialinius daiktus nėra galima. Visa tai yra investuojama į mokytojo vidų, kaip aš sakau, ir į moksleivio vidų. Visa tai į mokinių ir mokytojų tobulėjimą. Iš karto atsakysiu į klausimą, ar komunijos programoje gali dalyvauti mokykla, kurioje didelė mokinių kaita per mokslo metus, esam specialioji mokykla. Taip gali, jokių problemų. Specialioji mokykla dalyvauja ir pas mus į projektus važiuoja tikrai visą laiką ne tie patys vaikai. Svarbu, kad tas mokinys, kuris tuo metu išvažiavo į projektinį susitikimą, būtų tos mokyklos mokinys tuo metu. O kad jis paskui išeina, pas mus 12-okai važiuoja, šiemet, kitais metais jau jų nėra mokykloje, o mokykla dalyvauja projekte. Kaita neturi, nes vis dėlto mokytojai, pedagogai, taigi jie nesikeičia, jie yra tie patys. Taip, kas dalyvauja komunijos ir rašo projektus, gan jau nemažai yra Lietuvoje, gan ne visi yra susipažinę su Nordplus projektais. Esmė tame, kad šitie projektai yra šituo adresu ir paraiška yra pateikiama anglų kalba ir paraiška yra pateikiama online. Jūs iš karto atsidarę puslapius, ten jau reikalingas specialistas anglų kalbos, atsidarę puslapius, iš karto jūs pildote ir ten palengva sudedat ir nueina paraiška tenai. Atsiskaitimas ir finansavimas šito projekto irgi tikrai yra nesudėtingas. Nordplus programoje mes kur dalyvavę, tai aš jums galiu duoti daug pavyzdžių, tai yra klasių mainai, mobilumo projektai. Žinau mokyklų, kurios dalyvavę mokytojų ir kito pedagoginio personalo mainai, vėlgi mokytojai pasikeičia darbo vietomis su kažkokios tai šalies, bet tai Nordplus jau sako, kad tai turi būti šiaurės šalių, ne visos šalis gali dalyvauti, šiaurės šalis. Ir prieš kokius 4, sakykime, apie 5 metus buvom priimti ir mes Baltijos šalis. Tai jeigu jums pradžioje kažkas tai nelabai randat partnerius Švedija, Suomija, Norvegija, tai jūs galite rasti partnerius Latvija, Estija ir panaudoti netgi rusų kalbą ir viskas jums bus finansuojama. Jeigu darote klasių mainus, labai trumpai, tai mes jau šiemet 2 mainus darom, prieš tai darėm su Norvegija. Per vienus mokslo metus mes pasikeičiame po 20 vasarį arba pavasarį abudu mainai gali vykti, finansuojama 100%. Tik tai tiek, kad mokiniai turi gyventi šeimose. Mokytojams yra skiriami dienpinigiai ir yra skiriama suma už viešbutį. O vaikai visuose projektuose gyvena šeimose vien tik tai tam, kad geriau pažintų kultūrą, kad integruotųsi į to šalies gyvenimą bent tai savaitėje. Klasių mainai ir projektai, šiek tiek jie skiriasi. Projektai tai yra 2 metų projektai, vyksta 3-4 šalis, yra ir pasikeitimas, bet tik projektuose finansavimas nebūna 100%, jisai būna 70%, 30% reikia surasti, kur ko finansuoti, bet vėlgi mes vykdėm tokį projektą ir Nordplus projektai leidžia kofinansuoti, kofinansavimą parodyti administracinę savo veiklą, kaip mokytojo darbą įdėta, kaip mokinių darbą gal kažkokį įdėta, tiesiog tai, ką mes darom nemokamai, įvardinam per pinigus ir taip užsiskaito kaip kofinansavimas. Daugelis mokytojų man sako, o ką gero matai projektuose, kodėl tiek daug darbo įdėdi ir už tai tau niekas nemoka. Taip, niekas nemoka, bet aš turiu galimybę kartu su vaikais išvažiuoti į daugelį šalių, turiu galimybę pamatyti jų švietimo sistemą, turiu galimybę matyti, tiesiog stebėti, kaip auga ir kaip keičiasi mūsų vaikai. Tai yra pats didžiausias malonumas mokytojui stebėti, kaip jisai elgiasi tam tikroje situacijoje, kaip jam galima patarti šiek tiek iš šono.
Dar vienas labai geras dalykas, jame mes irgi dalyvavę kaip jaunimo mainų projektai, organizavę 2 vasaros stovyklas su 4 tarptautiniam šalim Lietuvoje. Finansuojama yra 100%, pavyzdžiui, 4 šalis prie Vištyčio ežero praleidom savaitę su savo projektu, kuris buvo vadinamas Vaivorykštė, suorganizavom įvairias veiklas ir labai smagiai kartu leidom vakarus. Tik tai tiek, kad šita programa jaunimas nuo Nordlas ir Comenius skirtusi tuo, kad čia turi būti jaunų žmonių iniciatyva. Ir jeigu pasigilinę šitam tinklapį, susiradę, kur jums tikto, o mes kaip jaunimo darbuotojai galim būti netgi iki 100 metų. Jaunimas yra iki 29, jeigu aš neklystu, buvo 25, bet nesu labai tikra, kadangi jau seniai mes turėjom tą projektą. Bet vėlgi, jūs galit visur, mokytojai gali važiuoti, mokymas yra toks dalykas. Mokytojas kaip jaunimo vadovas gali važiuoti į anglų kalbos kursus, pasitobulinti. Yra labai daug įvairių programų. Vėlgi, viskas yra finansuojama 100%. Yra savanorių tarnyba. Savanorių tarnyba, sakykime, labai įdomu būtų mūsų abiturientams, kurie baigia mokyklą ir nežino, kur stoti. Jeigu kreipiasi šito adresu, suranda savanorių tarnybą, pinigų jie ten neuždirbs, bet suras galimybę padirbėti kažkurioje tai šalyje, ne braškių lauke, o tiesiog pagal tą specialybę, kurią jie norėtų studijuoti. Pavyzdžiui, kad organizuoti sporto renginius, padėti ar dar kažką. Tai yra labai daug įvairių programų. Taip. Idėjos projektams. Idėjos gali būti kokios tik norit. Čia ir dabar kultūrinis paveldas, socializacija per sportą, sveikas maistas, malūnų vaidmuo mano šalyje. Šiuo metu mūsų projektas, kurį mes vykdome, vadinasi Cool Hunters. Jaunimas, jeigu pažodžiui, tai būtų šaunūs medžiotojai. O idėja projekto yra, kad jaunimo verslumo iniciatyvų skatinimas. Tai yra įdomus projektai apie mokyklinių bendrovių kūrimą per ekonomikos pamokas, apie marketingą ir visą kitą. Tik dabar, jeigu jūs dar nerašė ir rašytumėt projektus, norėtumėt pradėti, tai pirmas dalykas, pradėkit nuo e-twinningo. Ten tiek daug visko pradžiai pasimokinti ir susirasti partnerius. Toliau, jeigu rašote projektą Comenius, patariu, parašykit projektą Comenius, truputį pakoreguokit, priduokit tą patį projektą Nordlas. Tai yra skirtingos agentūros, skirtingi fondai. Mes dažnai gauname iš karto 2 projektus. Šiemet mes vėlgi vykdome Nordlas ir Comenius ir finansavimą gavom iš karto abiem projektam, nes jie yra skirtingi. Ir nerašykite projektų tokių, kad tarpkultūrinis pasikeitimas, muzika mano šalyje, tavo šalyje. Sugalvokite kažkokį įdomesnį pavadinimą, kad ir pavadinimas čia ir dabar. Čia vėlgi galite ir savanorystę pritraukti ir visą kitą. Rašant projektus, tikrai siūlyčiau atkreipti dėmesį į tai. Mano mokykla, mano namai, tai buvo prieš tai būsiu vykęs projektas su 6 šalim, tai mes viską kūrėm, kiekviena šalis rodė, kas geriausia jų mokykloje ir kūrėm pas save pritaikydami kažką. Taip, e-twinningo projektas, pavyzdžiui, labai paprastas, greitas. Knygutę skaitėm su 5-okais Lietuvoje ir Danijoje. Ta pačią knygutę skaitėm, va tai pasikeisdavom klausimais, atsakymais, pabaiga buvo, mes iliustravom knygutę, jie iliustravo ir pas mus baigėsi projektas. E-twinning projektai yra labai gerai, kadangi jie labai trumpai, galite mėnesį, galite savaitę, o kiti visi projektai trunka šiek tiek ilgiau. Ir bet kokį projektą įvykdę, jūs turite rezultatus. Vyksta tarpkultūrinis dialogas, praktiškai pritaikomos visos anglų kalbos žinios, tobulėja IKT, kalbiniai ir svarbiausia bendravimo įgūdžiai, vyksta integruotos pamokos, popamokinė veikla ir efektyvus ir kokybiškas darbas suartina mokytoją ir mokinį. Tada mes virstame patarėjais, o mokiniai virsta ne mūsų vykdytojais, mūsų
sugalvojimų projektų, o tiesiog aktyviais veikėjais bet kokio projekto. Norėčiau pabaigai pasakyti tai, kad šitie projektai ir mane pakeitė ganėtinai. Labai gerai atsimenu, pirmas toks kaip ir šokas buvo prieš kokius 10 metų, kai atvažiavo anglų grupė paauglių. Mes labai stengdamiesi užsakėme Trakuose muziejuje gidą angliškai, kad jie viską suprastų. Ir ten nuvežėm paauglius anglus su jų mokytoju. Praėjus 15 minučių mokytojas priėjo prie manęs ir pasakė, ekskursiją baikime, nes jiems neįdomu. Matot, jiems neįdomu. Ir tada tikrai susimąsčiau, taigi tikrai šita mūsų istorija, kurią mes jau taip pasididžiuodami visiems pristatome paaugliams Anglijos, tikrai neįdomu. Ir sugrįžti prie to, kad kartais bandydamas įteikti kažką vaikui, tai, kas tau tikrai įdomu ir sakai, kad tai naudinga, reikia pagalvoti, kaip tai jam perteikti. Taigi visi tie projektai šito ir mokina. Jeigu jūs kada sugalvotumėt, rašytumėt, turėtumėt bet kokių finansinių klausimų ar šiaip projekto rašymo, kreipkitės, visada su mielu noru aš jums padėsiu. Patirties yra ir tikrai labai malonu paskui būna sutikti žmonės, kurie po seminaro, po kokių 3-4 metų susitinki tokioje vietoje, kur jie jau su savo partneriais atvažiavę. Taigi sako, po jūsų seminaro mes parašėm projektą. Sėkmės! Viso geriausio, geros dienos.